tai sklandytojo, nu, ten dirbau instruktorium, paskiau grandies vaduotoju ir Valsiūnuose, jo, ir kaip Akmenėje įvyko katastrofa, pradėjo ten daužyti lėktuvus, paskiau galų gale ten gaisras buvo. Buvo toks ponas Taurinskas generolas, Travinskas, sako, kiek tau liko iki pensijos, sakau, nu, 6 mėnesiai, sako, gali nedaskraidyti, važiuok ten daryti tvarką, nu, kaip buvęs sklandytojas ir parašiutistas ir Lakūnas, teko nuvažiuoti. Ir po šiai dienai ten. Tiesa, dar dirbau, dar norėjau keičiantis būtus grįžti į Kauną. Tai dirbau 3 metus, sukūrėm parašiutinę grandį Nevėžį, pas Zaronskį. Nu, ir paskiau, kai negavau būtus, taip grįžau gal į Akmenę. Nu, ir taip likau Akmenėje. Ir paskiau Arūnas pakvietęs, sako, gal nori dirbti instruktorius. Nu, aišku, kaip čia nenorėsi, aišku. Na, ir tai pradėjom kartu dirbti, dabar dar skraidau. Nu, kaip sakė, aš irgi buvau atsižadėjęs tų lengvų lėktuvėlių, visą laiką sutaupęs didesniais lėktuvais, patyrė, ja. Sakiau, gal aš niekad gyvenime neskraidysiu. Kaip paskridau, patiko, žinokit, visai nieko, na, aišku, viskai norėtųsi didesnės. Nu, o taip ir skraidau. O pasiekimai kokie? Turiu 1600 šuolių. Esu parašiutizmo meistras sporto. Nu, su lėktuvu, kai pradėjau su Alūnu, turėjau apie 6000 skraidęs per savo visą. Na ir dabar dar pridėti, nu, kažkur netoli 7000. Nu, toks. Na ir jeigu dar sveikatą leidžia, stengsiuosi skraidyti, perduoti savo patyrimą kitiem, auginti. Na, o dar kartą noriu Kostui padėkoti, kad jis įkūrė tokią bazę, kad jo ta energija kažkur čia nedingtų, pirmyn. Ir už gerus skrydžius, už gerus norus, už gerus planus. Ir aišku, geras gydytojas ar chirurgas nebus, jeigu jis neutarus. Tekintojas, jeigu netekins ką nors, o Lakūnas, jeigu neskraidys. Tai turime skraidyti, tuo daugiau patyrimo, o lakimas jau laisvalaikiu. Tai dar kartą už Tauragės aeroklubą, už visus metus, o ypač už Kostą, kuris subūrė visus.